Mūsų šiandienos tyrimo tema yra salierai, saliero sultys. Skaičiuoju iki 3 ir ties skaičiumi 3 prisijungi prie salierų augalo eterio. 1, 2, 3. Ką matai, jauti ar suvoki? Kokia info eina? Kaip klausė salierų augalo eterio, iš karto ateina informacija, kurio, nes iš karto atrodo, kaip būtų skirtingų, galima sakyti, rūšių. Tas, kaip vadinamas salieras, ir kurioj Mes šnekame kontinente augintas taip apie ateina. salierą, kurios stiebus turime parduotuvėse ir iš kurių stiebų yra spaudžiamos sultys. Ką matai, jauti ar suvoki? Prie salierų, iš kurių spaudžiamos sultys eterio prisijungiame. Nu, imsiu tą tokį, kur artimiausia mūsų kontinentų, jeigu taip galima sakyti, nes vis tiek man rodo labai daug tų gradacijų, tokių išskirstimų jų. Priklauso, kur auginta ekologiškai, neekologiškai. Sakyk bendrai dabar, Rūta, mes bendrai prie šito saliero eterio prisijungi. Sakyk viską bendrai, kas dabar eina, po to jau bus skaldyti klausimai. Nes va toj vietoj tas jų, jeigu pagal tą energetinį vertingumą, skiriasi tas jo pačio saliero, tas, kaip man, tas energetinis vertingumas ir stiprybė tavo tokia, nes su tuo jaučiasi tokia stiprybė, energetinė stiprybė, tiesiog kaip būtų man, kaip parodo tokį simbolinį tokį paveikslėlį, kaip būtų koks stiprus, sveikas žmogus, sportininkas, tai tokį paveikslėlį, tokia stiprybė jaučiasi su saliero, pačio saliero energetinė stiprybė, kokia iš jo gali, ta prasme, gali būti teikiama. Taip, gal, ta prasme, su tuo, su medžiagom pačiom saliero sultim, kas yra, su energetika jo. Gerai. Ir jaučiasi jo tas toksai toj vietoj, tas veržlumas su ta energetinė stiprybė, tas toks veržlumas ir pratakumas skverbtis į tam tikras kaip, jeigu žmogų imant, tai į žmogaus ląsteles, jeigu tiek skystinės visas, nuo organizmo visas ląsteles, kur skysčiai dalyvauja kažkokie tai, tiek energetiškai jisai prisijungia, veikia energetinius sluoksnius su tuo susijusiai. Čia apima ir limfą, ir kraują, ir smegenyse esančias skysčius man iškart parodo labai lengvai smegenyse prasiskverbia, nes ten didelė koncentracija vadinamo vandens sudaryta. Tai labai lengvai prasiskverbti jam į tai, į tą plotmę. Ok. O dabar jau tu baigei šio klausimą, galiu toliau? Tam kartui taip. Nueik laiku atgal, kada salierai pirmą kartą atsirado Žemėje, ką suvoki, matai. Mes viso seanso metu kalbame apie tos pačius salierus, Rūta, ar ne, kad nesikartoti. 1, 2, 3. Ką suvoki, matai? Pirmiausia, tai man
parodo, kad pirmiausia tai buvo ta ropinė saliero dalis pati reikšmingiausia buvo. Tiesiog, ką rodo tą ir sakau. O paskui tik tai gavosi, kad į tą transformavosi daugiau į lapinę išraišką, į tą stiebą tą. Bet tai, ką man parodo ir iš karto meta į tai, kad ropė, pirmiausia, svarbiausia ropinis buvo augalas. Prieš kiek laiko tu matai, Rūta, atsirandančioje žemėje? Ji man tai labai daug prieš milijonus rodo, bet tas iš tų paskutinių po žemės transformacijos vyksmo laikotarpį prieš 125 000 metų. Toksai skaičius ateina. Prieš 125 000 metų. Jo. Žodžiu, labai senas augalas iš tikrųjų. Jo, jisai rodo pirmiausia kaip šaknis žemėje buvo, ta prasme kaip šaknis, kaip ropinis dalykas. O paskui išvystytas daugiau, jis jau, man ateina tai, kad išvystytas per transformaciją tam tikrą lapinių visų kultūrų kažkaip tai. Taip. Bet čia jaučiasi su evoliucija žemės kažkaip vykstančia. Išėjo į tuos lapus būtent. Į stiebus su lapais. O kada tu matai į lapus jau yra perėję? Į stiebus, kurie dabar yra naudojami sultims? Ne ropinė dalis, kada pirmą atsirado, o jau šita lapinė dalis, kurios stiebus mes dabar naudojame. Tai tas 125 buvo, tas prieš 125 jau tas ir rodo tą su stiebu tuo. Ten čia labai abstraktu, nes tas 125 000, nes rodo tą tokį augimą ir pokytį tokį. Keitėsi, vienu žodžiu. Jo, tą pokytį. Paskui, pavyzdžiui, jeigu imant tą skalę, atsiprašau, dabar dar pabaigsiu, ir atrodo toksai bangavimas ir nuosmukis nuo žemės pačios atmosferos, kaip kas vyksta, priklausė kiek skurdo, kiek traukėsi ir kiek vėl augo ir bujojo. Čia atrodo man pasijunta dar ir tai, kad pagal žmonių poreikį, kažkaip tai pagal gyvūnų poreikį, tai aš nežinau, kodėl taip man išmetė, kad atsižvelgiant į žmonių poreikį ir gyvūnų poreikį vyko šio augalo, neįmo kitų augalų, bet jaučiasi ir kiti augalai susiję, bet būtent šio augalo evoliucija, irgi transformacija kartu su visko, kas vyksta, vyko kartu atsižvelgiant į poreikį gyvūnijos. Gerai, sekantį klausimą. Kada pirmą kartą žemėje salierai pradėti naudoti kaip maistas? Aš primenu, Rūta, kad mes kalbame ne apie ropinę dalį, o apie stiebus. Ne kaip sultis, kaip maistas. Taip. Man rodo nuo tada, kai buvo pats tas, jeigu jau atskiriant tą dalį nuo ropės ir lapus, nuo tada, kai buvo žoliavimas vyko, ta prasme, žoliniais dalykais buvo minta. Maitinamasi buvo. Tai labai senai tas, jeigu paimsi, tai čia... Tai žmonės, tai čia žoliavimas, tai pirmiausia ir pradėjo žolės valgyti ir mėsą, tai čia nuo pačio atsiradimo. Ne, dar tais laikais dar mėsos nevalgė, kai buvo valgoma vien tik tai žolės, vaisiai ir daug įvairių dalykų. Ir žodžiu, kartu su visų žoliavimu nuo pačios pradžios, gerai. Jo. Čia vaisiai, žolės ir labai didelį. Tai tada veda į tuos pačius metus 125 000 prieš?
prieš 125 tūkstančius metų ar vėliau? Tuo metu tai jau tikrai tai buvo. Mhm. Nes tą, kur sakiau 125, tai ten buvo tas toksai pats pagrindinis taškas. Tuo metu nėra, kad visiškai atsirado, bet ta tokia transformacija didelė, jinai, man rodo, pavyzdžiui, kaip tas vietas, kur drėgna ir šilta ir kur auga viskas labai. Visą laiką šviesu, drėgna ir šilta. Tokį laiką rodo, kur tiesiog gausa visokių visko gausa. Ir va toj vietoje jaučiasi tas jų pačių tų augalų ir sultingumas, pats sultingumas jaučiasi ir žmonės tiesiog intuityviai labai jaučia įvairių augalų energiją, gyvybę, tą plazminę jų sudėtį, norisi sakyti taip, plazminį tą vertingumą. Tas pats skystis kaip vanduo, atrodo kitoksai buvo, jisai buvo daug sodresnis ir gyvesnis viskuom. Gerai, einame prie kito klausimo. Kaip salierų sulčių gėrimas veikia žmogaus fizinę sistemą? Kaip salierų sultys, jų gėrimas veikia žmogaus fizinę sistemą? Ką matai, suvoki? Jau pirmai rodo, kad jau truputį užsiminiau apie tai. Man parodo tokią stiprybę. Čia jaučiasi stiprybė įvairiais ir kaulų struktūrai. Vat, pirmiausia, tai tas smegenim tas poveikis, ką jau sakiau. Bet paskui eina limfinės struktūras, kaulų struktūras, kraujo, bakterijų, kažkokie tai ateina bakterijų balansas, bet ne visas bakterijas, kažkaip ne visas bakterijas įtakoja, ne visą spektrą įtakoja bakterijų, tiek, kiek visokių yra. Nes yra tos ir gerosios bakterijos, ir tų, kurių nereikia, kurios toksiškos. Tai ta prasme organizme, kurių nereikia, kad būtų, galima sakyti, arba netoks kiekis, kiek yra tam su maistu patenka, arba įvairiais kitais būdais prisigamina. Tai jaučiasi, kad toj vietai fiziniai plotmėje veikia, bet ne viską apima, nors iš kitos pusės tai labai plačiai. Ar salierų sulčių gėrimas veikia žmogaus energetiką aurą? Taip, ne, dalinai. Pirmoje vietoje veikia vien iš to, kad vien tik per fizinį kūną darant poveikį, iš vienos pusės yra 2 dalykai, gal net galėčiau pasakyti 3 dalykai. Energetiškai jaučiasi auros poveikis, bet ne visiems sluoksniam ateina taip, jeigu jis kaip energetiškai veiktų, energetinė poveikio. Kitas dalykas, kur eina poveikis per fizinį kūną, kur ląstelės padeda transformuotis ląstelėm, atsistatyti tam tikrom ląstelėm. Energetinius blokus jau čia su aura susijusiu, bet ir su fizinio kūno ląstelėm, kur pralaužti, toks ateina žodis, kad harmoningai tekėtų bet jaučiasi tiesiog, kad ne visus sluoksnius, taip ateina tiesiog informacija, kad ne visus sluoksnius apima. Viskas priklauso nuo įvairių programų pas žmogų, kokios yra. Tai negali visų programų nuskaityti ir jas įveikti, toks žodis. Taip. Tiesiog dabar tiek kol kas. Sakoma, kad salierų stiebų sultis
pasižymi stipriai detoksifikuojančiomis savybėmis. Ką suvoki dėl to? Tai viskas taip tas pats rezonuoja, truputį, ką jau jeigu užsiminiau, nes ta vat limfinė sistema veikia, skysčių įvairias kitas sistemas, tuo pačiu man vėl rodo kaulus, kas susiję, labai nedaug kokių, šiaip yra pakankamai nemažai priemonių, kad iš kaulų esančius tam tikrus toksinus irgi transformuotų, taip ateina. Bet salieras vienas iš tų, kuris turi tą galimybę suaktyvinti statybinės medžiagas kauluose. Tai toks ateina ir ypatingai po traumų įvairių, netgi ir vyresnio amžiaus žmonėms, tai vat man parodo, kad suaktyvina būtent tas statybinės medžiagas atsigeneruoti, kad sugyti, bet toj vietoj pasijunta, kad labai, jeigu vyresnio amžiaus žmonėms, reiktų labai pasirinkti tą kiekį, kokia koncentracija turėtų būti, kad nebūtų per daug ir priklauso nuo tų, koks žmogaus organizmas pagal sveikatos jo būklę, kad ne visiems organam gali būti tinkamas jo toks aktyvus poveikis. Tai vat, ir gali būti, kad net šito pasakoje ne visai visiems tiks, bet dėl to, kad dėl tų dalykų, kas su žmogumi yra nutikę, su jo kūno sistema ir su jo organais. Šiaip tai pagal tą, ką bendrai man pagal daugumą, tai daug labai plačiai tinka, bet visur tų tokių išimčių reikia, kurias reikia atsižvelgti. Ar salieros sulčių gėrimas kaip nors įtakoja smegenų sistemą? Taip ne, dalinai, jei taip, kaip. Tu jau čia kaip buvai paminėjus, bet aš tai tau perskaitau dėl to, kad jis pas mane yra kaip klausimas. Jaučiasi, kad labai įtakoja. Ir vienas iš tų dalykų, kad labai skirtingai gal įvairiems žmonėms, vieniems atrodo, kad labai staigus poveikis, pirmas toks atrodo kaip energetinis blyksnis toks, kaip būtų į smegenis, kaip būtų toks stiprus. Bet, pavyzdžiui, yra žmonėms, kuriems atrodo, kad iš lėto ten pralaužti kažką, tai kams atmintim, pavyzdžiui, yra arba užkalkėjusių kažkokių daugiau dalykų galvos sistemoje, taip nori sakyti, tai tada gali lėčiau veikti, bet darbas tas vyksta, kurį daro, nes hormoninės sistemas visas paliečia, o jos hormoninės sistemos tiek smegenyse, tiek visuose kituose energetiniuose tos centruose jos veikia ir tiesiog per visus energetinius centrus, per hormoninę sistemą visai paliečia tą, tokį kaip sužadinimas vyksta, kaip galima pasakyti, būtų sudirginimas, bet iš tos pusės sujudinimas toksai ir skirtingai labai kiekvieniem gali veikti. Ir toj vietoj vėlgi ateina atsargiai tiems, nežinau kodėl tas atsargumas to vietoj vėl įsijungia, tam, kam labai didelis hormonų disbalansas, reikia palaukti šiek tiek, kol jisai aprims, jeigu norima naudoti kaip priemonę, ne? Ir tada tik tai įjungti. Tai čia tuo atveju, kai kažkokie ūmus būna pasireiškimai, man rodo, hormoniniai sistemai, tai tada reikia kažkam labai reiktų to, tarkime, saliero tuo atveju, o kažkam reikia išlaukti to momento, nes šitoje vietoje gali būti kaip vaistas, o kitoje vietoje, kad jo nenaudoti. Bet jeigu pagrindė daugumoje, tai jisai tinkamas, bet reikia pajausti, atsirinkti. Kaip salierų sultys veikia kepenis? Man iškart žodis detoksikuoja,
bet ateina ir tai, kad irgi gauna kepenys impulsus savo ląsteles aktyvuoti, kurios vienos miegančios yra, tokios, tiesiog taip ateina žodis miegančios ląstelės, kurios būna užmigę ir apmirę, galima sakyti tiek. Tai vat jas aktyvuoja, ta prasme po truputį aktyvuoja toksai žodis. Taip, tiesiog energetinius tuos irgi impulsus gauna. Fermentus, kuriuos kepenys skleidžia, juos balansuoti jų gamybą pagal kūno sistemos programą, toks žodis ateina. Nes kiekvieni, vat, atrodo, čia ne tik kepenys susiję, rodo ir kasa, ir tulžis, ir dar daugiau dalykų, aš visų pavadinimų nežinau tų organų, bet rodo, vat, visą sistemą tiek plonoji žarna, tiek įvairūs, vat, ta visa virškinimo sistema susiję su fermentų išskirimu ir derinasi prie kūno sistemos visos veikimo. Jų balansas balansuojasi po truputį į tą balansą tokį. Panašiai čia parodo, pavyzdžiui, kai būna chaosas kažkur ten, ir ateina vat, kažkoksai tai kaip gūsis kažkoks, kad ir patalpoje kažkokiai chaosas, atrodo, ateina kažkoks gūsis šviežio oro ir atrodo viskas rimsta pagal pačią virpesį. Viskas virpesiai kiekvienos dalelės atrodo balansuojasi ir rimsta, tada į harmoniją eina iš to chaoso. Kaip? Jo, aš atsiprašau, dar atėjo iš paskos mintis, kurią parodė, ką įvardinti dar, kad jeigu gali būti sudėtingiau tą chaosą suvaldyti, jeigu pas žmogų yra tam tikrų programų prikibusių interferentinių iš šono, tai tada tas procesas daug ilgiau, nes atrodo būna kaip kažkokia sistema įsikišusi, kuri ardo žmogaus kūną. Vat, tais atvejais daug sudėtingiau tą harmoniją ir tą chaosą su kitą kartą gali būti ir neįmanoma, gal čia ir natūralu, taip atrodo. Iš to, kad neįmanoma visko suvaldyti. Bet va čia šitoj vietoj, kad ta prasme tuo atveju, pirmiausia, su tam tikrom programom reiktų atsikratyti jų, kaip sakant, taip išsivalyti programas kažkokias tai interferentinės. Kaip salierų sultys veikia kraują? Jaučiasi, kad su krauju tokios daugiau tos gyvybinės energijos išnešiojama. Čia gaunasi ne šiaip savo deguonis išnešiojamas po kraujo ir įvairios medžiagos gyvybinės su krauju į visus organus, audinius, tiksliau kūno sistemoje. Bet aš pamatau tokius kaip burbuliukus, kaip plazminius burbuliukus, kurie prisijungia yra prie įvairių kraujo dalelių. Ir jie dalyvauja ne tik tai nuėjime medžiagų nunešime iki ir tam tikrų atrodo kaip, čia aš neįskaičiau vien tik tai kraujo, nes viskas jaučiasi energetiškai susiję kraujas su savo tokiom energetiniais kanalais, tokiais atrodo, eina viskas taip atrodo kartu susiję ir paskui tie vadinami burbuliukai tokie, kurie prisijungia ir turi savo tam tikrą informaciją, kuri nuneša į tam tikras audinius, tos kaip įvardėjau. Ir tada pasišalinimo metu per įvairias limfas vėl jisai tą turi nutekėjimą, pratekėjimą, kur toliau vis tiek neša vėl jisai išeidamas, kaip kažkiek atrodo
susigėręs, bet vis tiek išeidamas jisai toliau neša savo tokį, visas ratas toks gaunasi. Nėra, kad vien tik tai kraujas dalyvauja tame. Bet, nu, ta prasme, jeigu iš tos pusės ar turi poveikį kraujui, tai taip. Čia labiau buvo klausimas, kaip veikia kraujai, bet supratau. Taip, prie kraujo įvairių dalelių, tai čia galima būtų išskirti ir kraujo, ir baltuosius kūnelius, ir raudonuosius, tos labai daug, čia net neišvardinsiu, aš visų turbūt net pavadinimų nežinau, kiek prie visų atrodo tiesiog prisijungia yra. Kaip iš vienos pusės, kaip ir kitos. Gerai, tai prisijungia, Rūta, ir ką tie burbuliukai daro? Jos, kaip įvardėjau, keliauja iki audinių, tiek organų įvairių, tiek iki kitų ir iki odos, iki smulkių kapiliarų, iki smegenų irgi keliauja. Ir rodo, kaip prisijungia, pasisavinamos tam tikros labiau medžiagos, pernešamos, kurių reikia, ir mineralai, ir įvairios kitos gausa yra visokių medžiagų, kurios tiek čia ir prasivalymas rodo, jeigu dekalcifikavimas, jeigu tas ane, bet vieniem tai yra lėtas procesas, o kitiem tas greitesnis, viskas priklauso, kiek pas žmogų yra, kas, tarkime, ar ląstelė užsikišę, ar pačios kraujagyslės, ar kažkokie trombocitai yra, ar nėra, prasme, trombų kažkokių susidarę. Bet tokius aš matau šiek tiek su tom medžiagom, tokius prasimušimus, jeigu galima tai pasakyti, su tais burbuliukais, su ta informacija, kurią gauna kūnas iš tų burbuliukų plazminių tų. Ir pats skystis, tarkime, kaip vanduo yra, ne, žmogaus organizme, ir kuris patenka irgi įsisavina, prisisodrina, kurio medžiagų kraujas. Ir tai taip pat tas skystis, jeigu imant saliero sulčių, jisai tuo metu, tas jo sodrumas pats vertingesnis negu pačio vandens, jeigu galima būtų pasakyti taip. Tas skystis pats kitoksai yra, jis prisodrina labiau visą organizmo sistemą. Kiek laiko reikia gerti salierų sultys vidutiniškai, ne, čia gali būti skirtingai žmonėm, bet vidutiniškai minimum, kad pasimatytų, pasijaustų jų rezultatas fizinėme lygmenyje? Minimum, sakykime, ar ne? Čia iš karto rodo, kad reiktų individualiai labai žiūrėti, nes labai daug skirtingų variantų. Ir kitas dalykas, koks tas rezultatas, kas tai yra. Aplamai, bet koks. Aplamai, žmogus daro kažkokią programą ir jisai nesitikė ten per daug nieko, nori pasižiūrėti, ar ne? Nes gali būti pirmas išgėrimas, jo rezultatas, nes pajaus tą poveikį, tiesiog kažkokį tai energetinį poveikį. Pajaus tiesiog ant kūno, ant smegenų atlaisvėjimo kažkokio, tai kaip man primena tokį vaizdinį, kaip būna jausmas, kaip atrodo, kad smegenys atitirpsta. Tai vieniem taip gali būti toksai, kitam lengviau kvėpuoti, atrodo, gali pasidaryti. Toksai pas jį viskas priklauso nuo to, kokia pas žmogaus kūno konstitucija, toks ateina žodis, kokia sandara, kokia pas jį situacija yra, su visa kūno ir energetinė situacija kokia yra. Tai nėra kažkokio minimalaus laiko periodo iš viso niekam, ta prasme, kai kuriems gali tuo momentu ar ne iš karto pasijusti kažkas. Jeigu jaučiasi, kad nėra, tarkime, jeigu nėra labai didelių kažkokių tai ūminių susirgimų, jeigu tai pasakysiu, ne, jeigu atskiriant tą grupę žmonių,
kur nėra ten labai didelių ūminių, tuo metu ūmių sirgimų, nes jie labai gali būti įvairiai skirstomi, tai tada vidutiniškai, va taip atrodo, net ne vidutiniškai gyvenantiems, nes ne visi atrodo norėtų ir suvoktų, nes ne visiems skanu. Tai va, kam neskanu atrodo, tai tas net nenorėtų rinktis, tai šitos grupės net neįimu. Bet tie, kurie yra nusiteikę naudoti, tai jaučiasi toks mėnesis laiko. Geriausia iš ryto, toksai va žodis ateina iš ryto nevalgius. Mhm. Jeigu taip abstrakčiai įmant. Mhm. Gerai. Nes jaučiasi per tą laiką yra pripranta ir susiaktyvina tam tikros ląstelės, kurios miegojo. Tai va vienas dalykas tai detoksikacijai įvairiai, kas ateina dar primena. O kitas dalykas tos ląstelės, kurios miegojo, suaktyvinamos jos veikti tai visai metabolizacijai organizmo, kad vyktų. Sklandžiai, kuo sklandžiau vyktų visa organizmo sistema. Tai pripranta, įpratinama, įsidarbina, kaip sakant, įsiveiklina. Toks kaip varikliukas atrodo. Jeigu gali būti, kad kažkam tai trumpesnio laikotarpio, trumpesniais intervalais, tarkime, 5 dienas naudoti, 1-2 dienas pertrauką daryti. Gali būti ir taip viskas, tai irgi atrodo pajausti reikia. O kitiem, pavyzdžiui, po to mėnesio, va, tu, kaip sakytum, 30 dienų, dar gali ateina žodis 40 dienų būti. Gali būti dar daugiau, bet tai paskui organizmas pripranta prie to ir vis tiek vertinga pertrauką padaryti. Dėl to pripratimo ir paskui vėl naudoti. Nes tas pripratimas gaunasi daugiau toks palaikymas tada tiesiog tonuso vadinamo, kad veiktų sistema kaip veikia. Gerai, klausimai yra pasibaigę. Aš sugrįšiu tik dabar prie papildomų kai kurių klausimų. Tu atsakydama vieną klausimą užsiminei apie bakterijų balansą. Mano klausimas būtų tiesioginis toksai. Ar salierų sultys, sulčių gėrimas pašalina neigiamas bakterijas žmogaus organizme? Neigiamas žalingas bakterijas žmogaus organizme. Jeigu taip kaip... Geriant, sakykime, mėnesį. Taip, jaučiasi, kad eina susiharmonizavimą, tai jeigu mes taip kaip suprantam iš to fizinio supratimo, kad pašalina, tai galima taip įvardinti, bet jaučiasi, kad salierų pačios sultys turi labai aukštą energetinį poveikį, pačią aukštą energetiką ir jos, jeigu imsi bakterijos kaip gyvus organizmus, tai jos pačios pasišalina, nes jom per daug, jos negali būti tame, jos tiesiog pasišalina, atkimba nuo įvairių audinių sluoksnių, kaip sakytum taip, ir pasišalina. Okay. Ir kadangi saliero sultys eina, kaip irgi sakau, per limfinę sistemą, labai jaučiasi, kad ją irgi liečia. Tai būtent ir tiek per visas rytis ir visą gaunasi limfinės sistemos valymas irgi to pačiu, ar ne? Taip, visiškai taip. Užsiminei apie hormonų balansavimą, ar ne? Kai pasakoji apie smegenų veiklą. Ar galima būtų teigti, kad sulčių, būtent salierų sulčių gėrimas, sakykime, aš dabar į mėnesį laiką, ar ne, irgi subalansuoja hormonus
Ką tu matai iš savo pusės? Ar būtų galima tokį teiginį teikti? Viskas. Mėnesį gerins sultis. Taip, tai kadangi tu įvardinai save, ne? Nes Ne čia, save. Aš šneku įvardai, kad jeigu geri, va tarkime, tu geri, Taip, sultis mėnesį. aš bendrai, aš ne save, Rūta. Aš imu bendrai, jeigu žmogus geria vieną mėnesį sultis, ar galima teikti, kad mėnesio laikotarpyje pas žmogų, kuris geria sultis, salierų sultis, yra subalansuojami hormonai? Galima sakyti taip, pagal man kaip atėjo toks užtat tam tikrą lentelę, bet jinai nebūtinai bus į tokią, kaip nustatyta visuotinės normos hormonės sistemos, kaip sakytum, ateina ten pasaulinės sveikatos organizacijos ir kitų įvairių net nepasakyčiau medicinių, bet tam tikrų struktūrų nustatytos yra hormoninės sistemos balansas, kokie turi būti hormonų ten kiekiai, ne koncentracijos, visą kitą. Tai jos tik didelę dalį netitiks nuo žmogaus individualaus hormoninio balanso, nes niekada iš tikrųjų to netyrinėja, bet dabar ką man parodo, kad kiekvienas žmogus turi tam tikrą savo hormoninį balansą ir derina prie jo saliero sistema visa, derina prie žmogaus pačio harmoningiausio pačiam žmogui hormoninio balanso. Taip, kad jisai nesirgtų, ta prasme, tam tikrą prasme, kad būtų sveikas gal taip. Nes man rodo, pavyzdžiui, vieną iš dalykų, jeigu skydliaukė rodo dabar, tam tikras nuokrypis, jeigu žmogui tam tikras nuokrypis, jau nuo lentelių vadinamų, kaip pasakyčiau, tam tikrų rodiklių, galima vadinti, kad žmogus jau mediciniškai serga, ne? Bet jeigu žmogus labai gerai jaučiasi, tai reiškia, jo kūno sistemos toksai yra skaičius ir tai nėra blogai. Svarbiausia, kad visa jo kūno, jis pats gerai jaustųsi energetiškai ir fiziškai, ir psichiškai, čia daug, ir emociškai, tokį daug atrodo sakosi žodžių, bet tai yra normalus jo kūno sistemos balansas, nes tie rodikliai hormoninės sistemos, jie per visą žmogaus evoliuciją, per Žemės sistemoje kiek yra, jie kisdavo. Tiesiog kintantis yra. Natūralu, iš tikrųjų. Buvai užsiminusi, Rūta, apie interferentinės programas ar ne pas žmogų. Tai dabar noriu pasitikslinti. Ar tai reiškia, kad jeigu pas žmogų yra kažkokie interferentinės programos, kad šitos sultys neveikia, ta prasme, jo sistemos fizinės, ar labai mažu mastu veikia? Tai dabar tiesiog noriu taip konkrečiai pasitikslinti. Jeigu pas žmogų yra kažkokie interferentinės programos, ta prasme, ar tai trukdo salierų sultims fiziniame lygmenyje daryti savo darbą, nes tu tuo pačiu visiškai dabar senai užsiminei, aš tai pabaigsiu, užsiminei apie labai aukštą energetinę vibraciją pačių salierų, ar ne? Tai ta prasme, jie vis tiek negali praeiti pro tas programas, kad veiktų bent žmogaus fizinę sistemą. Tiesiog noriu pasitikslinti, kad būtų žmonėms aišku. Taip, teisingai, taip. Nes čia neužtenka, kad nebūtų tų programų visų, ta prasme, kad jų neturėti savyje. Tai čia ir žmogaus sąmoningumas ateina, tame įtaką turi, kuris pats savaime nevyksta.
Taip ateina salieras, jeigu naudojant jo, pasinaudojant saliero, tą energetiniam savybėm, tas kokias turi, ir ne tik energetiniam, bet įvairiom, kokias jis turi. Jisai veikia tam tikrus žmogus energetinius sluoksnius, mentalinį kūną ateina, veikia ir įvairius, ta prasme, įvairius sluoksnius veikia, bet žmogus fiziniai plotmėj tam tikrus dalykus turi suvokti, kad tų programų interferentinių nebūtų, galima sakyti taip. Nes savaime jos, jeigu nesuvoki, tai jos Bet žiūrėk, Rūta, dabar. Kai kurie žmonės, didžioji, aišku, žemės dalis, aš galėčiau žemės gyventojų dalis, jie net nežino, kas tie interferentai yra. Tai jie dabar nori save išsivalyti, detoksifikuoti, ar svorį numesti, ar dar kažką, nes čia yra naudojama ir tokiais tikslais. Jie pradeda gerti tas sultis, atideda savo laiką ir atsideda save tam, sakykime, rytais, ar ne tam ritualui tokiam tarsi, ar ne. Ir dabar mes sakome, kad jis 30 dienų spausis tas sultis, gers ir nebus jam jokios naudos. Jeigu jis, sakykime... Čia aš ne apie tai kalbu, aš nesakau, kad nebus jokios naudos. Bet gali būti ir taip, kaip tu sakai, jeigu jam jo kūno sistemai, jeigu jam netiks šitos sultis, tikrai nebus jam naudos. Bet čia ne tuo atveju, kai ten tos interferentinės programos, aš nesakau, ta prasme, jeigu apie tas programas, jos tam tikra visa dalis įmanti visą kūno sistemą, ne vien tik tai dėl svorio metimo ar kažkaip tas dalykas. Nėra vien tik tai dėl to tas saliero, tos sultis. Rūta, stop. Tave buvo nukirta, aš dabar kurį laiką tavęs negirdėjau. Tai ten kokius paskutinius 2-3 sakinius pakartok, prašau, nes buvai atjungta. Tai dėl tų pačių, kaip klausiai, ar neveiks, ne? Tai bus žmonių tokių, kur tikrai neveiks. Nes jų kūno sistemai tiesiog ne visiems tikrai yra tinkamos jos, jeigu tik tai vien tik iš kažkokios užgaidos, kaip sakant, ne? Bet kažkas daro ir aš taip darysiu. Tai čia neveiks tai, kad būtinai ir veiks, jeigu žmogaus organizmui tikrai jo tuo metu nereikia ir netinka. Bet aš manau, Rūta, kad čia dėl užgaidos niekas nedarytų, nes čia iš tikrųjų reikia ir kiekvieną kartą ir pirktis tos salierus, nes praktiškai viso to bunčiuko reikia vienai porcijai, reikia su kuo spausti, reikia laiko tam atsidėti. Tai manau, tas žmogus, kuriam ten tiktais dėl mados nori padaryti, jisai tenais tam ir neras nei laiko, nei noro labai didelio, jeigu jisai ten... Yra kas rastų laiko ir vieniem tai veiktų, kitiem tai neveiktų, bet tai neapima visų, jeigu iš interferentinių programų, tai čia neapima visų programų, aš imu jau tas programas globaliau, kur eina prie žmogaus, prie kaip sielos esybės yra prikibę, ne vien tik tai fizinį kūną, kur veikia, ne? Tai čia... Tai aš apie tai, kad ne visas programas tas veikia ir visas interferentinės, kurios visą kaip žmogaus sielos sistema, kas susiję. Mes čia iki sielos ligmens jau dabar neinam su sultim. Taip, tai aš tiesiog pasakoju, kokia informacija atėjo. Kad ne globaliai, bet kas susiję su fiziniu lygmeniu, tai su tuo veikia. Bet vis tiek nėra 100% to tokio besąlygiškai, kad viską veiktų. Nėra tai. Yra sąlygotinumas, sąlygos tam tikros yra. Rūta, buvo klausimas, ar salierų sulčių gėrimas, sultys veikia žmogaus energetiką, aurą, ar ne? Ir tu užsiminei, kad veikia, tačiau ne visus sluoksnius, ar ne? Tai jeigu galėtum, tai pasižiūrėk, kokius sluoksnius veikia.
Pirmas ateina eterinis, eterinį veikia, mentalinį veikia sluoksnius, vienas iš tų pagrindiniai, kuriuos intensyviausiai veikia. Va šitie. Okay. O kiti priklauso nuo aplinkybių ir nuo sąlygų, kas su jais, kiek žmogaus aura yra stabilume, arba jeigu kažkas būna nutikę. Supratau. Gerai, dar vienas klausimėlis prieš užbaigiant, pasižiūrėjau. Ar salierų sulčių gėrimas turi kokios nors įtakos kraujo cukraus kiekiui žmogaus organizme? Jo, tai man iš karto, ten gal aš taip neišskyriau, bet man tą rodo vietą, kur kasa kepenys ir jų fermentų ir daugiau ten tulžies, viskas ten susiję, visas tas mechanizmas, harmonizavimas. Tai čia atrodo tą harmonizavimą pačio. Balansuoja, ta prasme, tą cukraus kiekį kraujyje, ar ne? Balansuoja tuo atveju, nes hormonai patys sistemoje, jie balansuojasi, fermentai patys iš kasos, iš kepenų balansuojasi, todėl ir tas kraujyje cukraus vadinamas kiekis susireguliuoja, greičiau reguliuojasi, turi tą poveikį. Ir tas perteklius, kurios nereikia pakalta dėl toksikacijos, vėl ateina tą tokį užmanimą, ir jisai neutralizuoja tas, kas žalinga toj vietoj, kas per daug žalinga. Ta struktūra kita, cukraus jinai kitokią formą pavirsta, nes yra įvairiausių formų, tas viso gliukozų ten ir įvairių dalykų, labai daug pavadinimų yra, net nepasakyčiau visų, bet išsiskaido į kitas struktūras, kurios nėra jau taip žalingos. Cukrus, ta prasme, išsiskaido, ar kas išsiskaido? Taip, ta prasme, cukraus kiekis kraujyje, tai irgi jis yra priklauso nuo to, kaip sugeba kasa su kepenim ir kitom atsakingais organais išskleisti savo fermentų, kad sureguliuotų jį kraujyje, tą cukrų vadinamą, kuris tiek cukrus, tiek iš įvairių kitų produktų patenka į organizmą. Ir jo nebūna perteklius, jeigu harmoningai veikia. Bet jeigu nėra to išsibalansavimas, jeigu yra, tai tada tas būna perteklius, kaip vadinamas yra kraujyje. Tai, o saliero sultys, to atveju man kaip parodo, per tą harmonizavimą ir padėjimą suskaidyti pačio cukraus, cukraus, jeigu kuris jau perteklius gaunasi kraujyje, padeda suskaidyti į kitas formas, kurios jau nebėra kaip cukrus, kuris, galima sakyti, kenksmingas, vadinamas to kenksmingu. Gerai. Tai prieš užbaigiant, Rūta, mano klausimas būtų. Salierų eterio, prie informacinio lauko, prie pačio eterio. Ir tiesiog pasistenk suvokti, ar yra kokia nors žinutė iš pačio saliero, apie kurį mes dabar šiandien kalbame. Žinutė žmonėms, kurie naudoja salierų sultis ar ruošiasi naudoti. Pirmiausia, tai vat pirmi žodžiai tokie, kurie ateina, vat ta žinutė, kurią tu sakai, tai kad pirmiausia, kad auginti savo sąmoningumą ir atsakingai elgtis su savo kūno sistema. Taip pat. Ir vat toj vietoj, kad pajausti kiekvienam savo harmoningą balansą salierą naudojant. Okay. Ta prasme, naudojant tam tikslais, kokiais reikia, ta prasme, vat, tie, kurie kaip
detoksikacijai, kur konkrečiai jau, ane, arba savo energijų atstatymui, subalansavimui, Tai žmonės tai harmonizavimui. naudoja, iš tikrųjų tai labai skirtingiems. Vieni Jo, detoksifikacijai, kiti svoriui numesti, kiti dėl kai kurių ten ligų, nes šiaip tai labai aš čia tik labai mažą dalį šiandien taip. paliečiau. Iš tikrųjų tai yra didžiulis spektras, ką, a, kas yra rašoma apie salierų sultis iš tikrųjų ir Mhm. skelbiama. Nes jeigu taip pat paimant naudoti šiaip salierus, rodo, kad irgi labai plačiai harmoninga, bet nebūtinai ne vien tik tai tiems tikslams, kuriuos įvardėjai, arba daliai tų tikslų, bet tiesiog ir ne tik tai ryte, va, tada, ne, bet ir platesniam naudojimui tinka. Bet Mhm. turi būti įvairių tų medžiagų, kad organizmas gyvuotų, ta prasme, žmogaus kūno sistema su visais savo kitais subtiliaisiais kūnais harmoningai galėtų čia va žemėje egzistuoti, tai tada reikia visokiausių medžiagų organizmui. Visko. Gerai, dėkui tau, Rūta, labai už šiandieną įžvalgas, Ačiū. suvokimus, jų pasidalijimą.